šios visos kelionės po Lietuvą yra arenų inspektavimas, matote spalvotus planus. Tai čia yra arena sudėliota pagal zonas, kurias mes naudosim čempionato metu. Ir po šito jų patvirtinimo zonų startuos mūsų visi viešieji konkursai susiję su IT ir visais kitais dalykais. Toliau antras dalykas, ką mes dabar žiūrim, matot, mūsų pusė žmonių ir išvažiavo, tai yra viešbučių apžiūra. Vakar apžiūrėjom komandų viešbutį, tam viešbutį ir patys gyvenom. Toliau apžiūrėjom, kur gyvens teisėjai ir FIBA atstovai. Ir trečia kategorija, kurią mes rūpinamės ir turim pasirūpinti, tai yra žiniasklaida. Tai Revalinas dabar žiūrimas kaip viešbutis tinkantis Midijai. Po šito mes su visais viešbučiais darome sutartis. Sirgaliai yra ne mūsų kompetencija. Krepšinis, jeigu tai paėmus, užima 10% viso čempionato. Visi kiti dalykai yra IT, saugumas, transportavimas, logistika, apgyvenimas, maitinimas, renginiai ir taip toliau ir taip toliau. Tai krepšinis yra, aišku, ta matoma dalis per televiziją, bet norint, kad viskas būtų sklandžiai ir jeigu matot visus tos žemėlapiukus, iš tikrųjų aš galvoju, jums gerai būtų pasižiūrėti, kas tai yra. Tai suskirstymas visų zonų, visų lygio. Ir aš manau, arena panaudos šį kartą šitą visą infrastruktūrą maksimaliai, ką mums reikia. Nu ir gal, nežinau, kokie kiti renginiai gali būti sekti, kur vėl bus naudojama maksimaliai arena pagal tokią paskirtį ir tokį parengtumą, ką mes dabar sudėliojame. Tai čia vėl, aš sakau, tikrai čia yra tik tai, jūs matote varžybinę dalį dabar, o yra labai daug to nematomo darbo, kur iš tikrųjų tikrai niekas net neįsivaizduoja, kiek yra darbo už šitų visų dalykų.